Na tai sveikos merginos, štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio. Ir dabar aš jums noriu parodyti savo šiandienos sekmadienio vakaro mini darbelį. Tai kažkada pirkau rinkinius, neatsimenu ką aš pirkau ir gavau štai tokį, kaip dovanų, įdėtą mozaiką. Žinot, tokie kvadratėliai, mozaika, galima juos lipdyti tiesiog ir gaunasi toksai gražus paveiksliukas. Pakabukas gali būti arba magnetukas gali būti, nežinau. Ir ilgai jisai buvo pas mane ir šiandien pagalvojau, norėjau kažką naujo pabandyti, tai nusprendžiau ir pabandyti ir su šitais karoliukais. Tai dabar parodysiu, kas įeina į rinkinuką. Tai įeina, čia jau mano yra, įeina spalvytės, taip, su numeriukais, spalvos, yra raktas spalvų, viskas, yra specialus tas toks kaip tušinukas, dėlioti. Yra vonelė, į tą vonelę įsibarstai šitų deimančiukų, įsibarstai ir tada jos po vieną imi ir dedi ant tos plokštės. Po vieną dedi, imi. Tiesa, dar prieš tai reikėjo užklijuoti tokį, specialus buvo įdėtas lipnus popieriukas, kurį reikia užklijuoti, visa instrukcija yra. Ir kasgi man gavosi, pasižiūrėkite, blizgantis, matot, koksai gražus. Matot? Čia dar aš matau, dabar pagal apšvietimą, tai matot, yra vidury to karoliuko yra kvadratėliai tokie, tai vieni yra vienaip pasukti, kiti kitaip. Tai jeigu norint labai idealiai viską padaryti, tai reiktų tada žiūrėti, kaip dedi tuos viduriukus. Matot, čia yra toks kampais į viršų, čia jau kvadratėlis paprastas, matot, ir vėl. Bet tai aš, kaip pasakyti, man čia pirmas bandymas ir ko gero gal ir paskutinis, nes, smagu pažaisti, bet aš nenorėčiau gal dėlioti, nebent kažkada su vaikais galima būtų mažais vaikais ir padėlioti, toks užsiėmimas būtų, ne? Ir tada aš užkliavau čia liktai magnetas, eisiu tikrinti ant šaldytuvo limpa ar ne, magnetukas tas, ir taip galima dar pakabinti, pavyzdžiui, ant eglutės arba kur nors pas save pasikabinti. Na, aš turiu tokią specialią magnetukam laikiklį, tai žiūriu, kažkaip nelimpa man čia, tas magnetas matyt per silpnas yra, pažiūrėsiu kaip ant šaldytuvo, jeigu ką, tai bus šaldytuvo magnetukas. Tai žiūrėkit, turiu naują darbą pradėtą, gražiai blizgantis, visai smagu buvo jį padėlioti, toksai, sakyčiau, relaksas, atitrukimas nuo visų kitų darbų. Tai ir karoliukų liko, ne karoliukų, bet tų tokių žvynelių liko, tai nežinau, aš juos turbūt išmesiu, nes kur aš juos naudosiu. Nelabai kur naudosiu tos būtų. Tai ką, taip yra, tokie darbelis mano. Ir dabar pasižiūrim, ką mums išsuks ruletė šiandien. Visai vakaras jau sekmadienio, bet dar visai norėčiau pradėti šiandien pasiuvinėti ir tada rytoj toliau tęsti savo darbus. Tai dabar laukiu, kol atsisuks. Labai norėčiau kojinę pajudinti. Štai šitą kojinę jau senokai siuvinėjau. Pradėti naujo nelabai noriu, nes šiandien jau vakaras. Tai reikia dabar sukryžiuoti pirštus ir melstis, kad būtų šita kojinė. O kas iškris, tas iškris, pasižiūrėsim. Kadangi vakaras, tai gali būti visai paprastas darbelis, kad nebūtų labai sunku, to atsisuks mano snaigės ir pasižiūrėsim, ką čia galima bus dar pasiuvinėti. Taip, jau atsisuko. Ir žiūrim, kas mums bus darbas koksai. Aišku, ne batas, ne kojinė. Ir kas, Ir vėl šitas darbas. Panašu, kad ruletė labai nori, kad aš šitą darbą pajudinčiau. Tai dabar aš jums parodysiu, priminsiu, kiek aš jo turiu padariusi. Jeigu atsimena, tai yra tie mandarinai padaryti ir vidury tas yra žaisliukas. Gerai, einu atsinešu, parodysiu gyvai. Rodau. Primenu, kiek yra padaryta.
Tai dabar čia jau pabaigti šitie du, va čia reikia man apvedžioti ir aš galvoju, turbūt keliausiu čia, nes pagal mano įrėminimą į rėmelius, tai galbūt vėl dėsiu tą patį dydį ir bandysiu čia tada siuvinėti. Man atrodo, čia yra dabar tik tai gal jums biškį septuvėlis, va. Tai kaip mato, tai yra va žaisliukas. Mažas žaisliukas virš mandarinų ir stiklinaitė. Tai va, ir pabandysiu, pažiūrėsiu, kiek man čia pavyks. Smagu, kad šitas darbas iškrito, nes jisai man labai gražus. Ir parašykit kaip jums, ar šitas darbas gražus, ar ne. Ir dar norėjau paklausti, ar esate dėlioję šitas mozaikas tokias va. Jeigu dėliojate, tai parašykite, kokie įspūdžiai. Ar jums patiko ar nepatiko? Gal kas nors užsikabinot ir dėliojat? Didesnius paveikslus, nes kiek mačiau, yra daug didesni paveikslai. Šitai toks mažuliukas. Gerai, einu siuvinėti. Iki. Na štai, pasižiūrėkite, kiek man pavyko padaryti. Dirbau 3 vakarus ir pradžiai padariau štai šitą žaisliuką padariau. Tada pagalvojau, reikia padaryti stiklinaitę, nes jinai labai man graži. Ir čia vat įsivaizduoju, kad čia yra karštas vynas, čia vaisiai karštą vynę plūduriuoja ir tada dar šito žaisliuko pradėjau, bet nebaigiau. Tai va, darbas koksai, pažiūrėkit, bet čia darbo toj stikliniai buvo, ojojoj. Nes čia reikėjo, nežinau, ar matysis jums, bet va matosi, siūlai persidengė. Pradžiai reikėjo, padariau aš pradžiai baltų siūlų kontūrą, nes galvoju vis tiek, kad nepasiklysti čia. Ir tada pradėjau pildyti vidų. Tai čia tas gėlytės reikėjo pradžiai padaryti. Tada ant tų gėlyčių eina kitas dar siūlas po vieną. Va, mato, čia va, yra visi tie raštai po 2 siūlus, o čia vienas, va, tas tamsus toksai oranžinis yra viena gyja siūlas. Ir su jie einant šitų gėlyčių viršaus ir va čia va matosi, ne? Va, irgi, kad pasislėpia truputį. Nu va, ir čia reikėjo, reiškia, viską tą daryti, skaičiuoti, dėliotis, tai tikrai buvo ką veikti, nes tie visi rombeliai, jie labai gražiai atrodo, bet visą laiką reikia žiūrėti atidžiai, ar į tą vietą darau ar ne, dygsnelį. Tai va, tai tiek paaugo mano darbas, labai džiaugiuosi, tikrai pakol kas irgi labai patenkinta esu vaizdu. Kažkas naujo, įspūdis tikrai labai geras ir nežinau net tiesiog ką pasakyti, labai gerai jaučiuosi siuvinėdama šitą darbą. Aišku, juoda kanva, bet prie gero apšvietimo viskas gerai, bet vaizdas tai mane keri. Tikrai gyvai yra labai gražu ir aš įsivaizduoju, kai bus įrėmintas tas paveikslas, tai jisai tikrai puoš labai sieną. Nu ką, dabar žiūrim, ką galima būtų išsukti, ne? Va čia ruletė mano ir žiūrim dabar. Kaip tik buvo ant šitų žaisliukų. Pasižiūrim, ką dabar. Elniukas greičiausiai bus, jo? Na va, gerai. Elniukas irgi labai gerai. Eisim siuvinėti elniuką. Tuoj atnešu, parodysiu. Na štai tas mano elniukas, tai yra LKS rinkinys ir dabar parodau, kiek aš turiu. Tai štai, tai nebaigiau dar dovanų, tai turbūt baigsiu dovaną siuvinėti čia, dar reikia. Ir čia va žiūriu yra skylutės, tokios aš galvoju, gal čia vis dėlto karoliukais padarysiu, ne kryžiukais, nes čia va matosi, kad reikia baltų siūlų padarytos taškiukus, bet čia galima ir pagyvinti, nu pagalvosiu, bet galima ir ne. Nes kai karoliukai siuvinėja ir jeigu po stiklu dedi, tai truputį jie vis dėlto, tada reikia tokį atitraukimą daryti. Ir ką dar? Tai va, pabaigsiu dovanas, aš manau čia pabaigsiu, galima ir bekstičių bus padaryti, va čia yra ant dovanų. Tai va, šitą noriu dovanas pabaigti ir tada jau galima bus keliauti į elniuko kūnelį. Tai va, tai einu siuvinėti ir pažiūrėsim, kiek aš čia vakaro su juo užtruksiu. Gal šiandien vieną vakarą, o gal 2, nežinau. Iki. Na, sveikos, tai šiandien jau yra šeštadienis, šeštadienio rytas ir rodau, ką aš padariau. Tai siuvinėjau 3 vakarus vėl.
Ir kaip mato dovanėlės, faktiškai visos pabaigtos, va čia jau išryškėjo kanopėlė alniuko. Tai dovanos pabaigtos, liko tik tai padaryti apvadus. Tai čia bus kaspinuose apvadai, biški dovanose, va čia tas paryškintas, man atrodo, yra tas sulenkimas, dar čia kaspinukai bus tokie. Tai va, tai čia pasiuvinėjau, čia dar kas buvo, sakykime, žalias siūlas, čia keli kryžiukai, čia rožiniai keli, bet pagrindė šitą siuvinėjau. Ir ką, ir padaryta. Dabar neatsibedu, kiek kryželių padariau. Bet nelabai daug faktiškai, nes nelabai turėjau daug laiko siuvinėti. Tai štai ir dabar ką? Dabar žiūrim, ką man išsuks šiandien ruletė. To aš padarysiu taip, kad būtų per visą. Truputį šviečia nuo lango. Laukiam, atvažiuos elniukas ir žiūrim kas. Ką norėčiau, nežinau, gal kojinės va šitos norėčiau, jau pasiilgau, pradėti naują, gal irgi smagu būtų, bet nebūtina, jeigu neiškris šiemet, tai bus kitiem metam, čia tikrai neskubus variantas. Reikia judinti jau pradėtus darbus. Gerai, suku. Pasižiūrim, kasgi man išsisuks šį kartą. Bažnyčia. Nu gerai, bažnyčia su gėlėm, tai bažnyčia, tuoj pasiimu, kažkur aš jį turiu čia netoli, tuoj pasižiūrėsiu. Tai primenu, koks čia darbas, tai yra Anhor, gana sena schema, pažiūrėkit, 2011 metų. Ir kiek aš jos turiu, tai turiu štai tiek. Va, vėl ryškumas dingo. Štai tiek turiu. Ir dabar, ką aš norėčiau padaryti, dabar galvoju, kaip čia ką padaryti. Taip, norėčiau turbūt padaryti apvadus, ko gero, nes va šita vieta jau kaip ir baigta pagal mane, tie lapai tamsus, tai galiu čia padaryti, čia galiu padaryti apvadus. Irgi pabaigta, šitos gėlytės galima apvadus padaryti. Ir tada žiūrėsiu, gal eisiu į viršų, o gal čia į apačią, va čia į apačią, gal taip reikia padaryti vis dėlto. Iki galo va taip va nueiti. Ir tada toliau keliauti į viršų. Tai va, tai dabar čia tų apvadų yra, tų viduriukų, sakiau, darysiu paskiausiai, nes greičiausiai karoliukai siuvinėsiu. Ir kadangi, jeigu reikėtų medžiagą paslinkti, tai paskui tie karoliukai gali išsikreivinti. Taip, kas dar? Viskas gal. Tai šiandien pasiuvinėsiu, pažiūrėsiu, kiek pavyks padaryti. Eisiu ir lankelį įdėsiu, nes jau dabar tiek turiu pradėtukų, kad lankelių nebeturiu tiek. Ir parodysiu jau rytoj savo rezultatą. Iki, na ką, tai sveikos. Šiandien jau yra sekmadienis ir rodau, ką aš nuveikiau. Tai va štai šito darbo, žinokit, taip nenorėjau siuvinėti kažkaip vakar. Tai paėmiau visai kitą vakar darbą, o šitą šiandien truputį pasiuvinėjau. Bet labai nedaug ir padariau štai čia truputį, pamatysite, backstitch'ų pradėjau. Ir pradėjau va šitą, dariau backstitch'ų, kur lapeliai, visiškai jo nesimato. Aš galvoju, ar verta jį daryti. Dar tiesiog pusiniais biškį padariau šiandien, bet taip kažkaip nesinori šį kartą man jo daryti. Tai dabar apšvietimą pasididinu. Ir pasižiūrėkit, ar jūs matot šitą žalę. Aš tai nematau, kur lapai yra. Va čia va visiškai nesimato to žalio apvadų. Nu va čia galbūt kur susikampukai. O daugiau nieko, aišku, ant balto va čia truputį padariau, čia va truputį paradariau ir viskas. Nežinau, kažkodėl šį kartą visiškai nenorėjau šitą darbą siuvinėti. Norėjau visai kitą siuvinėti ir tuoj parodysiu, ką aš čia dabar siuvinėjau vakar. Ir labai, žinokit, net tiesiog dūšia atsigavo, kai vakar pasiuvinėjau tą darbą. Tuoj aš planšetę dabar susitvarkysiu, kad parodyčiau, ką aš siuvinėjau vakar.
Tai dabar taip, ką aš siuvinėjau, štai šitą kojinę. Lempa labai šviečia, gal aš išjungsiu. Taip, tai va šitą kojinę siuvinėjau. Padarom, kad būtų šviesiau, va. Ir ką aš čia išsiuvinėjau, tai žinokit, išsiuvinėjau. Gal pirmą parodysiu ant medžiagos. Čia dabar dirbu dviem rankom, nes lempą užgesinu, kaip planšetę rodau. O dabar pasižiūrėkite, kiek aš pasiuvinėjau. Kiek aš čia vakar pasiuvinėjau. Vakar ir šiandien truputį 879. Pasižiūrėkit, matot. Tai turėjau tik tai šitą vat mėlyną apačią. Tai truputį pasiuvinėjau dar čia baltų siūlų, truputį čia užpildžiau ir tada pradėjau siuvinėti jau žvėrelius. Tai pagrinde tai norėjau išsiuvinėti va štai šitą vieną tik tai žvėrelį. Kas čia toks, nežinau. Va, matot, jisai čia toks mažiukas. Kažkoks graužikas pagal mane. Tai va, norėjau tą vieną šitą išsiuvinėti, bet kadangi visi žvėreliai panašių spalvų, tai pasižiūrėkit jau yra ir daugiau. Tai čia dabar yra kas? Va čia yra kiškutis. O štai šitas va kiškutis jau ryškėja. Tada čia yra stirniukas, va šitas jaunas dar. Stirniukas ir voverytės, va čia truputį jau pradėta. Stirniukas, voverytė, čia kažkoks graužikas, kiškutis, o čia didysis elnias, va šitas. Tai labai smagiai siuvinėjusi vakar, nežinau, vos sustojau. Kažkaip labai traukia šitas dizainas, nežinau kodėl. Gal dėl to, kad naujas? Bet tas irgi naujas, kur prieš tai rodžiau, bet jisai vat netraukia ir nežinau, vakar, niekaip negalėjau prisiversti jau siuvinėti, tai pasiėmiau štai šitą kojinę, galbūt dėl to, kad jinai labai žiemiška, o pas mus dabar šalčiai labai šalčiai ir žiema labai atėjo didelė ir šalta. Tai va, ir ką, dabar jau yra pabaiga mėnesio ir aš noriu jums parodyti truputį statistikos savo, kas man čia pavyko pasiuvinėti per šitą mėnesį. Palaukit, atsiprašau, aš čia vieną ranką. Per šitą mėnesį, kas man pavyko išsiuvinėti, tai siuvinėjau šitą darbą ir per mėnesį visą padariau va štai tiek kryželių. Tai čia yra, kiek? 16 282 kryželiai. Tai va, nesvarume padariau 952 kryželius ir siuvinėjau jį vieną kartą. Sausio mėnesį iškrito iš ruletėje. Toliau čia nesiuvinėjau. Elniukas buvo išsuktas 2 kartus. Toliau žiema 1 kartą. Čiurlionis 2 kartus buvo išsuktas. Toliau važiuojam. Aš čia dar mano yra snaigė. Va šitą, va, atsimenat, buvo 1 kartą tik tai. Kojinė 1 kartą buvo. Tada šitas va, daugiausiai, šitie 2 po 3 kartus buvo. Ir dar tas besmegeniukas 1 kartą, jo. Tai va, tai iš tų visų, ką siuvinėjau, tai labiausiai štai šitas man patiko siuvinėti per mėnesį, nes tai yra kažkas naujo, kažkas kitokio. Tiesiog kitokie yra įspūdžiai, kitokie dygsneliai. Ir kas daugiau, vat vakar labai smagiai šitą pasiuvinėjau kojinę, kažkaip irgi labai. Bet šiaip viskas patiko per šį mėnesį, tiko ir patiko ir visai man smagu buvo siuvinėti pagal ruletę ir šiandien jau yra vasario 1, prasideda naujas mėnuo, trumpas mėnuo šis bus 28 dienos ir paskutinis žiemos mėnuo. Tai dar šį mėnesį pasiuvinėsiu aš pagal ruletę žieminius darbus. Pažiūrėsim, kiek vasario mėnesį išsuks. Ir tada jau galima bus imti visus kitus darbus. Jau turiu sugalvojus, kaip aš tą viską darysiu, tai papasakosiu vasario pabaigoje arba kovo pradžioj. Ir dabar ką, štai tokia mano savaitė. Parašykit komentarus, kas patiko sausio mėnesį, kurio darbai jums patiko labiausiai judinti.
kas dar, kaip jums patiko tas mano naujas pabandymas, tai yra karoliukais, kaip čia ne karoliukais, o išdėlioti mozaiką. Ir spauskite laiką. Ir susitiksim jau kitą savaitę. Ate.